Kenas Makliūras, Veidmainių sala. Kenas Makliūras įtempto siužeto romanus medicinos temomis rašantis autorius. Jo kūryba paremta mokslinio darbo Jungtinės karalystės medicinos tyrimų laboratorijoje patirtimi. Makliūro kūriniuose gvildenamos aktualiausios šiuolaikinės medicinos problemos, o jo prognozės išsipildo bauginamai tiksliai. Veidmainių sala – romanas apie vaistus nuo vėžio. Vakar vakare mačiau televizijos reklamą, kuria kviečiama finansuoti vėžio tyrimus. Jie prašė žmonės skirti kelis svarus per mėnesį. Reklama buvo sklandi, profesionali, tikrai gerai apgalvota. Visos jos tokios šiais laikais, pritarė Martinas. Kūrėjai specialiai verčia žmonės jaustis kaltus, it padarius mirtiną nuodėmę, jei netveria piniginės. Tampimas už giliausių tautos jausmų stygų – didžiulis verslas. Bet neieškok priekabių, nes dalis tų pinigų ras kelią ir iki mūsų. Tačiau mes abu žinome, kad tūkstančiai žmonių užsiima vėžio tyrimais ir kokios milžiniškos sumos tam skiriamos, atsakė Simonsas. Žmonės gyvena ir miršta tyrinėdami vėžį. Tai tampa atskira profesija. Tik įsivaizduok tėvus sakant, merė studijuoja teisę, o Justinas vėžio tyrimus. Turbūt tai tęsis tol, kol reikės, gūžtelėjo pečiais Martinas. Tikriausiai mane labiau jaudina, kas daroma su pinigais, tarė Simonsas. Gavę daugiau finansavimo, jie priims daugiau darbuotojų, prisipirks daugiau įrangos ir darys daugiau to paties. Martinas atrodė suglumęs, ką nori to pasakyti. Šioje lygtyje trūksta ne personalo ar įrengimų, trūksta idėjų, naujų idėjų, dalykų, kurių neįmanoma nupirkti. Martinas gurkštelėjo kavos, gal perlenki lazdą? Nemanau, laikas pažvelgti į faktus. Visuomenė verčiama galvoti, kad vaistai nuo vėžio nesukurti dėl lėšų trūkumo, tai netiesa. 7-ame dešimtmetyje Džekas Kennedis skyrė milžiniškas sumas, milijonus dolerių šiai problemai spręsti, o koks rezultatas? Daugybė institutų, pilnų žmonių su baltais chalatais ir visi jie tebedirba šiandien. Na ką tu, ten vyksta ir gerų dalykų. Aišku, bet vis tų pačių niekam nereikalingų tyrimų kiekis ir peliuko Mikio lygio mokslas, besislepiantis po vėžio tyrimų pavadinimu, kaip tas šlamštas, kurio ką tik klausėmės. Visai kitas reikalas. Juk sunku, atsiduso Martinas. Taip sunku, nutęsė Simonsas. Nepastebėjau, kad būtum šokęs iš vietos Listerio auditorijoje ir išrėžęs mūsų mylimam kalbėtojui, kad jo darbas beprasmis. Perzino Martinas, pajutęs kaltinimą Simonso pritarime. Tu teisus, sutiko Simonsas. Sėdėjome ten žinodami, kad dėstomos nesąmonės, bet klausėmės, kaip mūsų katedros vadovas dėkojo pranešėjui, kad atvyko ir papasakojo mums apie savo jaudinančius tyrinėjimus. Ir visi plojome tarsi būrys ruonių. Toks tas akademinis pasaulis. Tai jau tikrai.